Matyti ir ministras jau bus prisijungęs per šitą laiką. Ar jūs esat, Simonai? Taip esu, atsiprašau, kad dar be vaizdo, bet toj būsiu ir su vaizdu. Jo, tai žinokit, mes čia apie jūs visokiai žodžiai šnekėjom. Tai aš jaučiau, kad ausis rausta. Jo, meluoju, bet jūs patikėjo. Tai žinokit, čia vienintelis kartas, kai meluoju, nes iš tikrųjų Eugenijus čia su mumis, tai matyt pasakys, kad nieko dar apie ministrą nešnekėjom, bet viceministras Danas Augutis tikrai padarė išsamų pranešimą, bet mes apie jį nediskutavom. Tai kai jau manyčiau, kad prisijungsit. Ir dabar, ministrė, gal jūs ir be vaizdo galėtumėt tą įžanginį žodį pradėti šnekėti, o mes jau atsimenam, kaip jūs atrodot, o paskui įsijungsit ir kamerą. Tai dėkoju. Panašus aš iš tikrųjų į tą barzdotą, irgi čia vyriškį, kuris buvo irgi matomas, bet tiesiog iš žinių radijo tiesioginio eterio truputį vėluoju. Tai visų pirma, tai sveikinimai ir ačiū už kvietimą. Nu, aš jau nuolatinis esu, bet turbūt lūkestis yra, kad pasveikinimą pasakyčiau, ne paskaitą. Šnekėkit. Taip. Tai iš tikrųjų tai su privačiais miškų savininkais yra turbūt koks 40 temų, kuriom galima būtų šnekėti, bet kaip ir kartu su Aiste, kuri yra irgi šalia. Tai mes tas didžiasias temas dabar esam sustabdę ir norim iš tikrųjų sutarimą rasti ir taiką rasti nacionaliniam miškų susitarime. Nes, kaip pasakyti, mes demokratijoje gal jau pripratom, kad dauguma sprendžia, bet dauguma ne visada gerai apsisprendžia ir reikia iš tikrųjų tvarių sprendimų, ilgalaikių sutarimų ir miškams jie būtini. Nes kitu atveju, jeigu keisim teisės aktus per dažnai, gausis taip, kad mes išbalansuosim tiek miško savininkus, tiek pačias ekosistemas ir labai svarbu, kad būtų aiški ilgalaikė politika. Tai labai ačiū, kad Aistei, kad mums kol kas pavyksta, ačiū Algiui, kuris dalyvauja nacionalinių miškų susitarimo. Tenai ne viskas sklandžiai, bet negali būti taip, kad tokie susitarimai, tokio įkaitusiai bendruomeniai lengvai pasiekiami. Tai tas 40 temų, taip sakant, noris atidėti truputį, aš čia turiu omeny ir 5% mokesčio klausimą, ir saugomų teritorijų plėtrą, ir kitus dalykus noris atidėti susitarimui kartu su nacionaliniu miškų susitarimu. Tačiau vieną dalyką norėčiau išryškinti, tai yra visgi saugomų teritorijų plėtra arba taip vadinamos buveinių plėtra, nes jos negali laukti. Tai yra bastai ir bastų inventorizacija, kuri atlikta prieš 7-6 metus. Jinai yra įpareigojanti ir Lietuva nieko nedarė lygi šiol, kad mes galėtumėm dabar stovėti ir laukti. Tai kaip žinote, iš esmės pirmąją savaitę, kaip tapus ministru, turėjau iššūkį Lietuvos geležinkeliam atlaisvinti 160 milijonų eurų sustabdytą finansavimą, dėl to, kad 4 buveinės nebuvo inventorizuotos dabar viskas, atsiprašau už judrumą ir pašalinius garsus. 4 buveinės nebuvo inventorizuotos elektrifikuojamo geležinkelio vėžėje. Tai tokių Europos komisijos sustabdymų gali būti ir daugiau, kur stabdoma iš esmės kitų sektorių parama. Ir aš čia labai noriu atsiprašyti avansų miškų savininkų, kuriems matosi, kad valstybė labai juda su saugomų teritorijų, inventorizuotų saugomų buveinių apsauga, tikslų nustatymų. Tačiau iš esmės yra pažeidžiama nuosavybės teisė, informatumas neatliekamas teisingai taip, kaip reikia, bet aš labai prašau supratimo, kad tą mes turim padaryti dabar. Ir pajudėję, parodė Europos komisijai žingsnius, mes galim tada stabtelti ir pasakyti, kad klausykit, mes susitvarkom su kompensavimo apimtimi. Ir čia noriu avansų pažadėti, kad
iš klimato kaitos programos. Nežinau, jeigu Aistė sutiktų, kitais metais jau irgi kalbėtumėm apie tai, kad ekosistemas turinčius ir saugančius savininkus galėtumėm remti metiniais mokesčiais, sudarydami savanoriškas sutartis, taip kaip daroma Suomijoje per METSO programą, ir kad iš esmės kirtimo apribojimai valstybės vardu yra tinkamai kompensuojami arba jeigu jau yra noras, iš esmės išperkami. Tai būtų labai efektyvu, tam reikėtų nuo pradžia turbūt būtų keli milijonai kasmet. Ir natūralu reikėtų sukurti žinomą ir aiškę tvarką, kaip mes tą darom. Tai dvi mano žinutės, atsiprašau, kad gal truputį chaotiškai, tai nacionalinis miškų sutarimas dėl to yra daugumą dalykų sustoja. Ir antras, tai Europos komisijos įpareigojimai dėl buveinių apsaugos, dėl kurių mes negalim laukti. Suprantu, kad tai daugam atsiremia į apribojimus ir atvirkščiai. Aš netgi sakau, žinau, kai pasišneku su žmonėm, kad kai kurie net paskuba ir prisipažįsta, sako, mes paskubėjom ir specialiai pjaunam buveinės dėl to, kad žinom, kad valstybė ateis ir nekompensuos. Man kaip aplinkos ministrui, aišku, tai yra tragedija girdėti tą. Iš savininko pusės aš, kaip čia pasakyti, kol leidžia, suprantu, kad tai yra legalu daryti. Kai kur ir ne kai kur, bet daug kur inventorizacija irgi buvusi klaidinga, bet suprantu, kad visa tai atsiremia į tai, kad valstybė tinkamai nekompensuoja už buveinių apsaugą, dėl to visi paskuba iki apsaugos tikslų nustatymo susitvarkyti. Tai aš suprantu tą paradoksą ir mes kovojam su laiku, bet čia tikrai turi ateiti daugiau valstybės finansavimo, kad mes galėtumėm sąžiningai ir gamtą saugoti, ir teisingai kompensuoti. Tai tiek, gal pradžioje pradiniam žodžiui. Tai žiūrėkit, ministrė, kadangi mes iki dabar labai gražiai ir draugiškai šnekėjom ir žiūri tokią šeimyninę atmosferą, visi čia taip dalyvauja, aš galvoju, kad mūsų organizacijoje taip ir turėtų būti. Bet vieną tokį pradžiai, kad būtų prasidėtų diskusija, aš vis tik tai klausimą noriu iškelt, nes tikrai Simoną matom kaip perspektyvų ir eruditą atėjusi ministerijai vadovauti ir matantį plačiau, kada bendrauja tikrai nėra tokio jausmo, kad kažkas ten užnugarį ar užkulsiuose kombinuoja kažkokius dalykus. Bet ministrė, žiūrėkit, šnekat gražiai. Ir ne jūs vienas. Bet va dabar atėjo, sužinojom, kad ministerija įregistravo ir nori keisti kirtimo taisyklės, nors tikrai buvo šnekėta, kad nebus kardinalių pakeitimų, o ten numatyta netgi tokių apribojimų, kurių įstatymas nei vienas neįtvirtina. Tai būtų gerai ir priimkite tą kaip oficialią poziciją, tą raštu iki pirmadienio ar šiaip pateiksim, būtų gerai, kad jūs neskubėtumėt ir savo komandai pasakytumėt, kad nesiverstų per galvą kažkokius tai senus biurokratinius projektus realizuodami, bet kad būtų šitą aptarta miškų konsultaciniai taryboje, kurią naują sudėtį suformavot ir tada, jeigu iš tikrųjų reikia, išdiskutavus einama. Nes dabar žinot, pastebėsi, nepastebėsi, atsiūs, neatsiūs, suspėsi pakomentuoti, nesuspėsi. Aiste, jūs irgi matot, kad jūs neregistruojat, bet kolegos registruoja miškų įstatymo pakeitimų ir jų vis daugiau, o kai buvo politikų pasakyta, kad nebus, kol mes neapsitarsim. Vėlgi, atrodo, žinot, taip ypatingai, kad ta karšta tokia situacija nelabai gerai. Tai, ministrė, toks vienas prašymas, toks tiesmukiškas. Jeigu nors ir dabar ir patalpinta ten tas teisės aktų projektų sistemoje miškų reglamentuojantis teisės aktai, kurios ministro įsakymu ruošiama tvirtinti, nesirašykit jūs tol, kol neaptarta miškų konsultacinė taryba. Padarykit tokį dalyką. Aiste, nuo jūsų labai priklauso, kad nebūtų kažkokie momentiniai tokie projektai toliau stumiami, kadangi iš tikrųjų reikėtų išdiskutuoti ir matyti pilną vaizdą. Tai toks komentaras ir kol matau Aistę įsijungus į mikrofoną jau, kiti kelkit rankas ir tada vykdysim diskusiją, nes jinai tikrai vertinga ir naudinga ir mes turim unikalią progą
prašytis į aukščiausius mūsų vadovus čia dabar, čia ir vietoj. Tai Aiste, prašom. Tai aš labai atsiprašau, kambaryje esu su savo Barbora, bet tikiuosi jinai jau išmokus klausyti ir nedarys čia pašalinių triukšmų. Tai kas liečia Seimo narių iniciatyvas ir registracijas į bet kuriuos su miškai susijusiais įstatymais, na, mes jų niekaip negalim sustabdyti. Kita vertus, aš jums jau į ausį ragelius sakiau, gerbiamas Algi, kad na, vis dėlto aplinkos komitetas sprendžia ir formuoja darbotvarkę. Ir jeigu yra viešas pažadas nesvarstyti projektų, kurie, sakykime, neparašti, o neparašti vien dėl to, kad dar nėra įvykęs nacionalinio susitarimas, kaip jisai jau ten klostysis, nuo mūsų visų priklauso. Bet aš stengiuosi pažadus vykdyti ir mes ir su ministru esam sutarę, kad na, įstatymai bus, taip sakant, iš gilumų ištraukti tik tai po susitarimo, arba jeigu nepavyks susitarti, nu, tai tokiu atveju. Bet aš tikrai, jūs pats, Algi, žinot, kad esu tikrai didelė entuziastė, esu linkus įsiklausyti, klausyti ir skirti tik tiek laiko, kiek reikia skirti, nes tikrai matau prasmę. Ir aš manau, kad būtent suinteresuotos grupės turi susitarti ir duoti užduotį politikams. Ne politikai turi formuoti miško kryptį, o suinteresuotos grupės. Už tai tas bendrakūros formatas, tas bendras didelės apimties žmonių sutelkimas prie bendro stalo, man atrodo, yra labai vertingas ir aš labai tikiuosi, kad mes visi sugebėsim jame išdirbti, taip sakant, geriausią viziją mūsų miškams ir aš manau, kad ir ministras mes tikrai vykdysim tuos įsipareigojimus, kurie ten bus suguldyti tam susitarime. Jo, ačiū Aiste ir prieš ministrui matyt komentuojant Nerijus Kupstaitis kelia ranką, tai prašom, Nerijau. Tai dėkui, Algi, sveiki visi, kadangi pirmą kartą kalbu šiandien, tai tiesiog norėjau sureaguoti dėl tų, kaip sakyt, kaltinimų, dėl kirtimų taisyklių ir panašiai. Tai reikia, kad pirmiausia, tai kad visi suprastume, jog dabar nenutiks taip staiga, kad neišeis nei joks teisės akto pakeitimas, kol nebus nacionalinių miškų susitarimų. Yra daug vietų ir daug teisės aktų projektų smulkios apimties, kurie nuolat rengiami ir jie derinami ir jie išeis ir bus tų ministrų įsakymų dar iki nacionalinio miškų susitarimo tikrai, tai šito mes neišvengsim. Jeigu dabar apie tas konkrečiai kirtimų taisyklės kalbėti, na tai jos ten parengtos įgyvendinant specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą ir taip, teisingai, jos šiuo metu dar tik derinamos, tai bus pastabos, bus jos nagrinėjamos. Jeigu laiko per mažai iki pirmadienio, ne problema, galima ir ilgiau tą derinimą pratęsti. Čia tikrai, na, ne tame esmė. Aš tik noriu, kad nebūtų tokio tiesmukiško suvokimo, kad dabar, žinokit, jokių teisės aktų nebus keičiama, kol nacionalinis susitarimas neįvyks. Tai taip, esminiai dalykai, jie nebus keičiami, bet smulkūs pakeitimai, jie yra reikalingi ir, na, jie bus neišvengiami. Tai čia tokia mano būtų, na, reakcija į tai. Aišku, ačiū, Nerijau. Šiaip, jeigu dar pakomentuojant, ir ten Nerijus nėra labai lengvoje situacijoje, kaip ir mūsų ministras. Nes interesų labai daug, skubos irgi nepaprastai įvairios yra ir suderint atskirus interesus nesiseka taip lengvai. Bet manyčiau, kad vis tiek reikia. Tai dabar Raimondas Nagelė, mūsų Rokiškėnas prie Latvijos pasienio gyvenantis ir ne tik miškus tvarkantis, bet ir kaimo turizmu ir viskuo kitų užsimantis, kaip pašnekė, tai visada turi įvairiausių gerų dalykiškų pastabų, kaip turėtų būti vykdomas miškininkavimas. Tai Raimondai, dabar, žinok, turi idealią progą paklausti ministerijos vadovų ir viceministro atsakingo už miškus. Nebūtinai mes ministrą turim čia kalt prie sienos, jeigu kas nors nepavyksta. Gal pagirti reikia, kad nereikėtų. Tai žodis tau.
Labą dieną visiems. Nelabai galvojau šnekėti dabar, bet Algis nebūtų Algis mūsų prezidentas. Tai visgi aš norėčiau dar vieną klausimėlį, kadangi bioįvairovė yra labai aktuali ir labai svarbi, bet sanitarinė būklė miškų irgi yra labai aktuali, ypač paskutiniu metu. Tai tą rasti vidurį, pusiausvyrą tarp sanitarinės būklės ūkininkaujant ir biologinės įvairovės yra labai labai svarbu, nes dėl to mes turim labai, sakyčiau, galim pasiremti biologinę įvairovę išsaugojimu tos gyvybės, kuri tikrai knibžda tos negyvos medžios, bet mes didinam, užprogramuojam, reiškia, kitų medžių atkritimą ir sanitarinė būklė mūsų medynų blogėja. Va čia yra labai svarbus ir esminis klausimas ir aš galvočiau, ūkininkaujant ir ypač ūkininkaujant prie plynų kirtaviečių, būtinai turim grįžti su sanitariniais kirtimais arba būtinai turim įdėmiai sekti sanitarinę būklę. Tai čia toks vienas mažas pastebėjimas, kad mes negalim niekaip kartais apsiginti arba savo neūkiškumą paversti biologinės įvairovės išsaugojimu. Jo, tai matyt pakomentuos, ačiū tau, Raimundai, nes iš ties yra toksai dilema, kad mes galėtumėm įgyvendinti visas tas sumanimus gamtotvarkoje, gamtos apsaugoje, kitur, nebūdami turtinga valstybė, kurios biudžeto deficitas jau šiais metais, be to RNR yra 7 milijardai eurų ir tai, kas ir nusimato dar, kad ir sekančiais metais nemažiau šitą bus. Mes turim galvoti, iš kur finansuoti šitas veiklas ir matyti medienos pramonė, miškų ūkis tvarus, jisai ir toliau turėtų būti vystomas, remiamas ir negalima su patranka šaudyti iš uodo, jeigu norima kažkokio tai vieno ar kito tikslo pasiekti. Aš kol nekelėt kiti rankų, nes aš nežinau, ką jūs autoritetų bijo, čia tie autoritetai labai normalūs ir draugiški. Aš, ministrė, noriu jūsų pasiklausti vieno dalyko. Nacionalinis susitarimas, tai jis vis tiek anksčiau ir vėliau tas gims, bet mes privalom šiais metais pasirengti miškų sektoriaus plėtros programą, kuris turėtų būti strateginis dokumentas 10-mečių į priekį. Ir turėtų dėrėti kartu su ES miškų strategija ir įgyvendintas nuostatas ne apie nenaudojimą, bet kaip tik tai apie tvarų naudojimą su nauda valstybė ir žmonėm. Kaip čia planuojama, kada pradės ministerija, o gal jau vysto, tik tai mes mažai žinom apie tai, nes tai yra strateginis dokumentas, kurio ankstesnis variantas baigėsi 2020 m. gruodžio pabaigoje. Gal galėtumėt pakomentuoti trumpai? Taip, prasmingas klausimas, bet teisingas atsakymas vis tiek būtų. Ilgalaikės programas galim kurti tik tai po ilgalaikio susitarimo, nacionalinio miškų susitarimo. Žinot, mes dabar nacionaliniam miškų susitarime jaučiu, kad kartais visiškai kitose poliuose diskutuojam. Aišku, yra sėkmė išlaikyti žmonės, skirtingus žmonės ir demokratiška visuomenė turi būti įvairialypė, įvairių nuomonių čia. Ir Štefanas Svaigas ir kiti aprašė demokratijos tą iššūkį, kad mes vis sunkiau atrasime mūsų atstovaujančią organizaciją, nes mes vis unikalesni tapsim. Tai nacionaliniam miškų susitarime mes kartais apie bazinius dalykus nesutariam. Tai žinot, dabar imtis ir strateginio dokumento kūrimo, kai nėra susitarta dėl kurių bazinių dalykų, aš manau, kad būtų per anksti. Bet jeigu taip kalbant iš esmės, ir pati Europa labai daug ką šiemet keičia. Miškų strategija, bioįvairovės strategija, kitą savaitę su IKEOS vadovais, jau tarptautiniais vadovais susitiksim, tai IKEA galvoja iki 30 metų uždaryti savo gamybos ciklą ir baldus ir plokštės gaminti tik tai iš perdirbtos, taip sakant, antrinės produkcijos.
saugant pirminius miškus. Ir čia masiniai pasikeitimai Europos mastu. Vienas iš tokių yra, pavyzdžiui, taksonomijos taisyklės prieš 2 savaitės išėjusios, kur iš esmės biokuro jėgainės jau skatina neberemti. Ir biokuro deginimas šilumos gamyboje jau yra vis mažiau pageidaujamas. Iš esmės turime pereiti prie šilumos siurblių. Kad ir ta pati Ignalina, kuri pirmoji įsidegė biokuro katilą, biomasės katilą pakeitusi dujomis ir pradėjo tą revoliuciją Lietuvoje, jau dabar antros kartos tą nudėvėtą katilą keis greičiausiai šilumos siurblių ir saulės jėgainėms apšildyti visą miestą. Tai mes išgyvename tą laikotarpį, kai Europa masiškai spausdina gerąja prasme strategijas. Mes turime Lietuvoje susitarti ir politikai, ir visuomenė, kaip einame į priekį. Ir tik tada, man atrodo, yra racionalu rengti ilgalaikės programas. Tuo labiau, kad jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, kokį žemės ūkį, atliekų tvarkymą, ten yra europinių pinigų, yra RRF-ai, įvairūs kiti, bet iš esmės miškų politiką mes turėsim finansuoti patys. Didžiąją apimtimi perspektyvoje. Todėl tas susitarimas irgi turi būti apie pinigus. Kaip mes ir iš kur finansuosime saugomas teritorijas, jų plėtrą, kur mes tą balansą išlaikysim, kaip apmokestinsime valstybės išteklius. Nes Europa tų pinigų jau nebeduos. Jeigu tenai kokiam kaimo plėtros programoje, tai vis dar yra dideli pinigai, bet miškams mes iš esmės jau turėsim iš savų kišenių krapštyti. Ir čia labai svarbu, kad mes turėtumėm laiko ir čia Europa, aš manau, nepriekaištaus, nes vis tiek Lietuva yra tarp tų šalių, kur miškingumas didėja, saugomų teritorijų plėtra vykdoma ir čia mes, aišku, visada pasiplakam, bet esam geroj situacijai. Jo, tai ačiū, ministrė. Ir aš dabar, duodamas galimybę paklausti jūsų, noriu dar pasakyti, matyti, nors Nerijus pasakė, kad čia įsakymai bus rengiami ir derinami, bet tą miško kirtimų taisyklės tai būtų labai sveika, jeigu jūs taip kaip ministras dar prieš pasirašydamas miškų konsultaciniai taryboje skirtumėt laiko ir aptartumėm. O šiaip paskui be kitų klausimų, gal kad būtų laiko pasiruošti, gal galėsit pašnekėti, buvo pradėta kovo pradžioje iniciatyva dėl medžioklės privačiose žemėse. Jūs planavo tą procesą tokį sudaryti ir nagrinėti, gal galėsit papasakot. Ir dar vienas toksai dalykas dėl saugomų teritorijų plėtros. Vis tik tai Lietuvos Respublikos teritorijos bendro plano koncepcijoje, kurią Seimas patvirtino, ten yra numatyta esamų saugomų teritorijų optimizavimas, o ne tik plėtra. Ir tada ten, kur reikia įsteigimas, čia aš norėčiau, kad ir Aistė girdėtų. Ilgą laiką, dešimtmečius Lietuvoje aplinkosauga buvo vykdoma kvadratiniais kilometrais, tais kvadratiniais kilometrais rengiant planavimo dokumentus, o neskiriant lėšų gamtinių vertybių apsaugai. Tai jeigu dabar pakeistumėt jūs ir iš Seimo, ir iš ministerijos tą kryptį, kad ties lėšos būtų nukreiptos susitarimui tarp miško savininko, žemės savininko ir valstybės institucijos gamtinių vertybių saugojimo, naujų popierių gaminimui, būtų labai didelis lūžis ir vis tik tai pokytis esminis. Tai gal ministrė paskui pakomentuosit, o dabar noriu suteikti Vidmantui jūsų į žodį, nes laukia ir tada Antanas ruošiasi sekantis. Ir tada po 2 tų klausimų gal kam skirsit, galėsim padiskutuoti. Prašom, Vidmantai. Girdit mane? Taip. Tai aš labai trumpai apie medžioklę. Šiaip jau nesu medžiotojas visiškai, bet dalyvauju komisijose LMSA. Ir man dabar kilo klausimas čia po paskui šitą, reiškia, pavasarį derinimo. Kaip ministerija privers medžiotojus sumedžioti žvėrių, reiškia, tiek, kad jų skaičius sumažėtų. Nes realiai mes žinom, kad pas mus medžioklė tai yra hobis ir medžiotojai neturi jokių pareigų. Nes aš mačiau, reiškia, kokią vieni būreliai kažkaip atsakingai tą dalyką žiūri, o kiti ten jie tingi medžioti ar ką, aš nesuprantu. Tarpsme,
iš kitos pusės kai kurios komisijos, reiškia, netgi medžiotojai, ką prašė, daugiau sumedžiot neskyrė. Tai vat, man įdomu, kaip ministerija suvaldys tą žvėrių skaičių nesveiką. Ačiū. Ja, tai Vidmantai, ačiū už aktualų klausimą, nes dar žiemą, kai negalėjo medžiot netgi tie, kurie norėjo, tai iš tikrųjų kanopinių žvėrių skaičius yra nepaprastai didelis. Ir čia Kęstutis Aukselis kelia klausimą, kad jau ne tik tai beržus, bet ir alksnius pradeda ėst, ko nebuvo, žvėrių per daug. Tai Antanai, tada jum žodis klausimų ir tada gal perduosim žodį ministrui. Taip, Antanai, prašom. Mano toks klausimas būtų, kodėl per radiją televiziją šitos miškų įstatymų niekas neviešina. Viskas čia yra uždaram rate. Daug savininkų, mažesnių savininkų nežino tas procesas. Dabar dar biurokratija. Nuo Liepos 1 miškų tarnybos darbuotojai 60% pereina į popierinę, o 40% padedantis, kurie bus dėl leidimų rašymo. 40% pereis baudėjų. Tie baudėjai, tikrintojai vadins, turės surinkti procentą kažkokių pinigų ar ne? Įdomu, jau bus privalom procentų surinkti, tai jau automatiškai bus baudžiami savininkai. Ir sengirės, tas apie sengirį vis taip gražiai vis kalba. Kas tas sengirė? Mes pas mus galim perauginti ąžuolą ir pušį. O kitų medžiai ateina iki brandaus amžiaus nesulauk, jau jie supuvę iš vidaus. Viskas iš mano pusės. Tai ačiū. Čia kalbėjo Antanas Tarvydas, mūsų aktyvus asociacijos narys ir pavyzdingai besitvarkantis savo miškuose. Ir Antanas dar vis kelia vieną klausimą, kurio Antanai nepaminėjai, bet kadangi per 30 mečius Lietuvoje buvo vykdomi tik tai apribojimai privačiai nuosavybei, nekompensuojant deramai, tai Antanas tą vaizdžiai įvardina kaip dar vieną nacionalizaciją, nes jis ten kelis etapus, kai diskutavom dėl nacionalinio miškų susitarimo, tai vienas iš tokių etapų. Bet labai gerai, ministrė, gal matėt šitos klausimus ir Antanas palėtė dar vieną tokį valstybinės aplinkos apsaugos valdymo pertvarkos. Tai gal irgi galėtumėt šiek tiek atskleisti nuomonę, nes Karolis Mickevičius čia pas mus prisijungęs irgi yra valstybinės miškų tarnybos vadovas ir mums ne vis vien kaip ten bus tvarkomasi ir kaip bus kontroliuojami ūkinė veikla. Tai prašom, ministrė. Tai jo, čia plačiau norėtus paliesti. Mudu su Aiste dar praeitoj kadencijoje, nežinau kaip Aiste, bet aš irgi balsavau už kontrolės funkcijų konsolidavimą aplinkos apsaugos departamente. Jos laipsniškai pereina, tai bus dabar viena institucija už visą kontrolę atsakinga. Man atrodo, tai yra gerai, nes net turi būti 4 akių principas, vieni išduoda leidimus, kiti tikrina leidimus. Tai čia, kad nebūtų kažkokių interpretacijų, taip sakant. Ir tas principas pritaikytas visur dabar aplinkosaugai. Tiek dėl gręžinių išgręžimo, karjerų kasimo, tiek dėl poveikio aplinkai, taršos leidimų ir taip toliau. Dabar tik atėjus į ministrus, aš panaikinau buvusio ministro įsakymą, kad iš 190 valstybinės miškų tarnybos darbuotojų 102 pereitų į aplinkos apsaugos departamentą. Po 2 mėnesių vykusio darbo grupės darbo į aplinkos apsaugos departamentą perkeliami 42 darbuotojai. Bus suformuotas struktūroje atskiras miškų departamentas aplinkos apsaugos departamente. Bet čia buvo tokių pasakymų ir traktavimų, kad miškai bus neapsaugoti ir miškai bus čia vienaip ar kitaip, čia iš politinių oponentų labiau. Tai, nes ne 100 yra perkeliama, o 42 tik tai. Aš taip atsakingai pasakau, man atrodo, tai yra subalansuota apimtis. Valstybiniai miškų tarnybai būdavo šitie etatai išskaidyti į eilę kitų etatų ir nežinau, čia gal suklysiu, gal ne, bet 6-7 etatai realiai užsiminėjo kontrolę. Dabar jie yra 7 gubinami, 7 kartai daugiau etatų pereina, bet lyginant su 102, tai yra 402, bet ir tai yra 7 kartais daugiau. Dabar, kas paprastai
įvyksta tokiose situacijose, ką aš matęs prieš tai, kaip pavyzdžiui, iš geologijos tarnybos perėjo kontrolės funkciją į aplinkos apsaugos departamentą, žmonės ėjo iš tradicijos. Karjerų eksploatavimas, gręžinių eksploatavimas, kai aplinkos apsaugos departamentas perėmė ir tą 4 akių principą pritaikė, tai karjerų eksploatuotojai gavo 8 milijonus eurų baudų. Gręžinių eksploatuotojai irgi pradėjo 100 000 baudas gauti. Tai mano parėdimas Karoliui Mickevičiui ir valstybiniai miškų tarnybai aiškiai inventorizuoti iki Liepos 1 visas taisyklės, kad būtų gyvenama pagal taisyklės, kad nebūtų taip, kad savininkas arba miško kirtėjas gavęs leidimą, tai ką mes matydavom perimant tas funkcijas. Atsiprašau, buvau užstrigęs, tai atjungiau vaizdą, kad geriau matyti. Tai čia dėl valstybinės miškų tarnybos. Na, bet manau, kad procesas bus sklandus. Raimundas Sakalauskas, kuris yra laikinasis vadovas, ten dirbs bent iki birželio 15, nes aplinkos apsaugos departamento konkursas jau yra įvykęs, bet dabar atranka truks dar 1,5 mėnesio, tai, man atrodo, įgyvendinimas bus gana sklandus, nes to paties žmogaus rankose. Dabar, kas susiję su medžioklė, tai čia yra subtilus klausimas, greito atsakymo nėra. Žinom, kad kanopinių skaičius tikrai padidėjęs, pandemija uždraudė medžioti. Matysim, kaip reikia daryti, bet kur būreliai yra tvarkingi, kur bendrauja su žemės ir miško savininkais, ten nusiskundimų ir kompensacijų nei reikia mokėti, nei ką. Ten, kur ryšys yra prastesnis, ten ir į ministeriją skambina dėl kompensacijų, ir bendradarbiavimo mažiau, ir tų žvėrių reguliacija netokia gera. Čia labai reikia to tampresnio ryšio su medžioklės konkrečių būreliu. Ministrė, galiu įsiterpti labai trumpai, nes esminis toks dalykas. Žmonės prisitaiko prie reguliavimo, koks jis bebūtų, ypatingai lietuviai, turėdami istorinę tokią patirtį didelę, bet medžioklės pats reguliavimas, ten kaip suteikiama teisė medžiot plotuose privačiuose, jis yra ydingas. Tai tiesiog jūs, kadangi žadėjot ir jūsų patarėja žadėjo suburti tą grupę darbo ar tarybą, kaip jinai ten vadinsis, įstatymo pataisų rengimai, ar kada čia numatoma tą padaryti? Čia yra sprendimai Seime. Tai vėlgi norėtus ne tik manęs klausti, bet ir Aistės klausti. Tai nėra jau ministro įsakymai. Bet čia yra iš esmės nuosavybės teisių praplėtimas, kad tapti būreliu, ir man atrodo sveika, kad tiek ūkininkai turėtų daugiau teisių į medžioklę savo plotose, tiek miško savininkai, tie, kurie medžiojantis yra. Ir Latvijoje, žinau, tas veikia ir be konfliktų, bet čia, manau, rudeniop tai turėtų būti į vieną ir kitą pusę pajudinti. Aišku, tai dar atsiprašau, kad pertraukiau, jūs pradėjo dar ir kitų klausimų, ten yra, ar jau viską pakomentavot? Tai dėl kontrolės funkcijų perėmimo taip, bet aš tikrai, čia tikrai neturi būti diskusija tik su ministru, bet aš labai noriu ir Aistę įtraukti, nes tikrai mes čia dirbam su Aiste komandiškai ir labai svarbu, kad ir Seime, nes dauguma sprendimų nėra vienasmeniai ministro. Nes šią Aistę, jeigu jūs įsitrauksit, yra toksai prisiderina iš tikrųjų, ir mūsų tarpe yra daug medžiotojų, kurie susitvarkė, sakykime taip, reikalus ir nelabai norėtų, kad kažkas tai keistusi, bet vis tiek turėtų būti Vokietijos, Švedijos, Latvijos galų gale tvarka, kad žemės savininkas, kad ir nebūdamas medžiotojų, jisai spręstų, kas jo žemėse medžiotų, o ne valstybė skirstytų, ir paskui įsitraukia visus tuos santykius,
kompensavimo, reguliavimo ne medžioklės pačios, bet nuosavybės teisių. Ir ten daug tokių įtampų, tai vis tiek per šitą kadenciją, jeigu jūs pajudintume tą klausimą, ministras su Marium ten patarėjo iš tikrųjų suorganizavo išsame diskusiją, kur visi dalyvavo ir radom bendrą sutarimą, tai reikėtų ten tas pataisas diskutuojant, kaip ir nacionalinio miškų susitarimo ruošti. Žiūrint ne kardinaliai, bet transformuojant per tam tikrą laikotarpį ir jūsų pozicija čia yra svarbi. Ačiū, Algi, supratau klausimą. Kas liečia medžioklę, tai yra toks jautrus klausimas beveik kaip miškai ir jeigu tik tai truputėlį pajudini medžiotojų klausimą, toj pat sulauki labai daug, sakykime, aštrios kritikos. Tai šitoj vietoje aš tikrai gerai girdžiu miško savininkų ir interesą, ir norą turėti daugiau galimybių arba turėti kažkokias tai, arba bent jau lygias galimybės su tais, kurie priklauso dabartiniams būreliams, bet jeigu mes kalbam su medžiotojais, kurie nėra miškų savininkai, tai yra tikrai daugybė argumentų, kuriuos jie išsako, kodėl jie nenori pokyčio ir nemato galimybių šitoj vietoj kažkaip tai atviriau arba, sakykime, šiuolaikiškiau arba draugiškiau žiūrėti į miško savininkus. Tai šitoj vietoj reikia tikrai plačios diskusijos ir mes ir vyriausybės programoje turime klausimus susijusius su medžioklė, jau turėjom ir klausimus komitete, bet tas gal labiau lietė STT išvadas, ką mes privalome pakeisti ir iš ministerijos pusės buvo pasakyta, kad įstatymo projektai jau yra parengti. Tai, žinoma, mano karas tikrai, Barbarytė, aš atsiprašau. Jeigu yra susitarimas ir jeigu yra gerai kokybiškai paruoštas projektas, tai reikia jį reiškia, išmeskim priešpriešą iš mūsų, nemeskim kaltinimo vieni ant kitų, būkim tolerantiški, reiškia šitoms mintims ir rasim bendrą kalbą, o reikia visko. Visko reikia, ką miškininkai darė, gal ne visiškai gerai darė, pasitarsim, padiskutuosim ir taip toliau. Ačiū už suteiktą, Algi, žodį, atsiprašau, kad reiškia įpratę. Ne, profesoriau, viskas tvarkoja. Tiesiog mūsų laikas pagal darbotvarkę baigėsi. Aš Aistės ir ministro noriu atsiklausti, ar dar skirsi 10 minučių, nes dar buvo pora norinčių paklausti. Ministras jau mašinoje, ne lėktuvė tikiuosi, mašinoje, Simonai, jūs. Tuo ant denio lipsiu. Ai, tai buriuot. Tai dar skirsit 10 minučių? Ant aplinkos apsaugos agentūros laivo, taip sakant, kuris. Aš 10 minučių dar galiu. Gerai, 10 minučių. Jo, tai gerai, tai tada Danas, mačiau, kelia ranką, bet Danai, gal lukterkit, duosim Mindaugui Kasmauskui, bet pirmą Kęstutis Tubis. Aš tada atsiprašau, žinokit. Aš jau atsisveikinu, ačiū tada labai visiems, laukia manęs kitame susitikime. Danai, tada jums gero savaitgalio ir kantrybės, organizuojant nacionalinį susitarimą, jo tikrai reikia. Ačiū. Dėkui, laimingai baigti diskusiją viso. Gerai, tai ačiū viceministrui ir tada Kęstutis Tubis, prašom. Taip, laba diena, ir girdit visi? Taip. Girdit mane? Puikiai. Norėčiau paklausti ministro. Viceministras minėjo, kad žemės ūkio paskirties žemėje, kur miško apaugas yra žemės plotas, norint susitvarkyti viską teisiškai ir įteisinti registrų centre, reiškia, ant 3 formato lapo surašyta smulkiu šriftu reikia atlikti tiek veiksmų. Ir žmogus geriausiu atveju gali atlikti per 2 metus. Taip pat buvo pasakyta, kad 35% turi būti pasiektas miškingumas Lietuvoje. Tai reiškia, jeigu mes dabar nesuskupsim iki to laiko, kur mums yra numatytas, mes tų procentų nepadarysime, neįveisime to miško, jeigu nesupaprastinsime, reiškia, tų sąlygų, kurios reikalingos įveisimui. Ar gali, ministrė, jūsų vadovaujama ministerija bent jau, sakykime, prašymų, reikalavimų lapą sumažinti nuo 3 formato iki 4 per šiuos metus?
Tai vienas politikas kitam tokie vaizdžius palyginimus pasakė, ačiū Kęstuti, ir ministrė kartu padedant, jūs dabar galėtumėt kaip ministerija į mokesčių inspekciją kreiptis, kad netaikytų mokesčių tuose, kur yra įveista miškas, bet mokesčių inspekcija, kol nebuvo registrų centrai įvesto naudmenų iš valstybinio miškų kadastro, apmokestindavo mokesčiais, nors tenai kontroliuojama ir žiūrima, tai tiesiog dabar atsirado tos žymos jau 99% visų teritorijos registrų centrai iš miškų kadastro. Būtų gerai, kad mokesčių inspekcija vis tik tai tą žinotų ir neapmokestintų žmonių, nebalamutintų šitoj vietoj. Tai tiesiog čia pastaba ir Mindaugas Kasmauskis dar klausė ir daugiau klausiančių nematau, tai tada Mindaugai, žodis jums ir duosim užbaigti mūsų tą susitikimą ministrui ir gerbiamai Aistei. Tai prašom. Labadiena, gerbiami kolegos, gerbiamas ministrė Algi, sveikinu su asamblėjus nuoširdžiai. Tikrai tokios 3 valandos rimties labai greitai prabėgo. Man tai labai gaila, kad gerbiama Aistė dukreliai nedavė kalbėti, nes įnešė tikrai tokio labai gero džiaugsmo ir šypsenos visiems, nes vaikai mūsų ateitis ir mums medienos pramonėje ta ateitis iš tiesų yra paskutiniu metu tokia miglota dėl pokyčių, ką ruošia Europą, dokumentai ir taip toliau. Tai tiesiog aš labai norėčiau visų brangių gerbiamų politikų paraginti ir tiesiog dėl tų sprendimų priėmimo, kad mes nesužinotume, kad vienas ar kitas tiesiogiai mūsų liečiantis pokytis nebūtų priimtas vakar. Mes turime investicijas, turime darbo vietą, žmonės ir ta ateitis tokia, tikrai norėtųsi kaip įmanoma maksimaliai, kad būtų aiški ir suprantama. O dar tiesiog visus savo kolegas miškininkus labai nuoširdžiai noriu padėkoti, pasveikinti ir padėkoti su milžinišku darbu, su miškasodžio pabaiga. Tai gražaus savaitgalio visiems linkėdamas ir ačiū labai didelis. Klausimo čia nebus, tiesiog norisi aiškumo ir daugiau dėmesio. Pramonė tikrai yra atvira ir labai laukiam politikų. Atvažiuokit, lankykit, viską parodysim ir norim judėti su jūsų pagalba į priekį labai stipriai. Žodžiu, Mindaugas ką pasakė, kad Aistė, kad kaip dukreliai trūksta dėmesio, taip ir visam miškų sektoriui nepamaišytų daugiau. O dabar prieš užbaigiant mūsų asamblėją, šiandien žurnalistai švenčia savo dieną. Prasideda akcija Darom. Miškasodis dar tikrai nesibaigia, dar kol lyja ir dar kol galima sodinti, miškininkai sodina, tai taip, kad yra labai daug visokių gerų iniciatyvų, ką nusimato veikti savaitgalį ir ne tik tai šitą vieną. Tai apibendrinami mūsų asamblėje, aš pirmiausia norėčiau mūsų kolegom, aš jau sakau kolegos ir bičiuliai, politikai, kurie priimat sprendimus ir prisimet šitam laikotarpį atsakomybę, kad jum išminties ir kantrybės užtektų, kad nepradėtumėt vis dėlto tokioje neapibrėžtoje situacijoje ten spjauti viską ar daryti tas, kas patogu, bet ne to, ko reikia. Ir tada, ministrė, gal nuo jūsų šitą paprašysiu, kadangi jau sėdit, atrodytų kaip lėktuve, tai gal ką nors palinkėkit gero mums šitos asamblėjos progą ir savaitgalį artėjant, o tada apibendrinimą jau perduosim Aistei Gedvilinai. Tai prašom, ministrė. Tai jeigu prieš žiemą linkėti reikia šaltos žiemos miškininkam, tai miškasodžio metu reikia linkėti, kad prigytų, taip sakant, ir kad, taip sakant, graužikai visokie neužpultų. Tai čia tikrai ta žodžio prasme. Aišku, miškam nori stabilumo palinkėti, tai mums politikams kantrybės, nes dažnai mums kartais nori nubėgti į priekį, įsivaizduojant, kad mes geriausiai viską suprantam. Bet jeigu taip kalbėti iš esmės, Lietuva yra komfortiškoje situacijoje su miškais ir aš kartais nesuprantu, iš kur šitas konfliktas. Miškų pas mumis daugėja, kaip bežiūrėsi, ar per biomasę, ar per miško paskirties žemės kiekį. Klimato kaitos tikslai, visokios LULUCF metodikos irgi mums palankios, nes mūsų miškai sugeria trečdalį mūsų išmetamo CO2 ir tik tai Švedija lenkia. Kirtimo norma yra apie 70% ir jinai pagal visus parametrus yra
iš esmės tvaresnė negu ten kokia skandinaviška 90 ir 100. Saugomų teritorijų plėtra, irgi jinai yra užkoduota, kai kur konfliktinė, kai kur nekonfliktinė, tenai Juodymnų pelkyną tarsime draustiniu, tai atrodo irgi smagus atvejis, bet tai aš kažkaip galų gale, kalbant ir apie pramonę, pasiskundžiam, bet iš esmės vyksta geri procesai, kuriasi plokštynai, klasteriai, Lietuvos įmonės be galo konkurencingos, Vilniaus kogeneracinė jėgainė truputį pastrigo, bet vėl atrodo atsigaivins konkursas ir 2023 bus 700 000 kietmetrių paklausa kasmet. Tai, man tai atrodo, asamblėjoje trūksta ir tų gerų akcentų, kad, iš esmės yra geri dalykai, kurie vyksta. Bioįvairovės atžvilgių turime iššūkių, bet saugomos rūšys, kai kurios atsiranda, Biržuose vėl meškos klaidžiojo, Biržų pily eksponuojama prieš 50 metų nušauta meška, taip sakant, paskutinė Lietuvoje, tai gamta atsigauna ir mes taiga, gamta tampa mūsų iššūkiu. Tai dabar mano turbūt atsakymas yra, reikia teisingos politikos. Ir čia mano Aistės, kolegos Viktoro turbūt užduotis, kad tas balansas atsirastų, nes mes išgyvenam gerą laikmetį. Ir dabar klausimas tik tai, kur labiau pasaugot, kur labiau paintensyvinti, kaip subalansuoti finansinius srautus, kad teisingai būtų kompensuota. Ir man atrodo, daug daugiau taikos turėsime mes Lietuvoje. Bet reikia prisiminti, kad visuomenė prašo sprendimų ir visuomenė yra įsitikinus, kad miškuose yra labai blogai. Apklausos rodo, kad kertinė visuomenės įvardinama problema yra miškų naikinimas. Tai mes tikrai, miškininkai yra tie patys gamtininkai, tai pabandykim švietėjiškai išeiti miškus, pagalvoti, kur galim perbalansuoti, kur buveinės apsaugoti, kur rekreacinius miškus labiau apsaugoti ir kur permesti balansą. Tai šito reikia, valstybinė miškų tarnyba įgauna viešinimo funkciją ir atsakant visiškai pabaigai Kęstučiui Tubiui, paradoksalu, bet mes miškingumą norim plėsti, bet patys užsibarikadavę biurokratiją. Tai vėlgi čia, nežinau, Danas ar išsamei parodė prezentacijoje, bet tą procesą mes inventorizavom, dabar eisim prie jo apkarpimo. Tai ačiū labai, ačiū už kvietimą, ačiū už gerus žodžius ir kritiškus žodžius, tai labai buvo naudinga. Gerai, ačiū ministrė. Na ir gerbiama Aistė, jūs žinote, per jauna vadintis mama viso sektoriaus, bet iš tikrųjų atsakomybė jums tenka labai didelė. Mama, jūs būkit gera savo dukrytai, o man atrodo, partneris ir bičiulis, kuris galėtumėm ir pasitarti ir matyti tą, ką priimti reikia, bet ten, kad priimami sprendimai, jie turi būti racionalūs, nes tada žmonės jų laikos. Tai gerbiama Aistė, ačiū, kad tiek laiko skyrėt, prašom. Algi, labai ačiū, o atitraukėt, aš taip sakiau, ateisiu pasveikinimui, prigrasinot, kad reikia paklausyti, bet dar įtraukėt ir į diskusijas. Tai, čia jūsų visi talentai ir sugebėjimai, tai ačiū Algi už gražią diskusiją, gražų pokalbį ir kiekvienas jisai praplečia kažkiek tai prideda daugiau žinojimo. Ir labai gerai, niekaip kitaip neįsivaizduoju politiko darbo. Ministras iš principo išsakė tos tokius pozityvius dalykus ir norisi, kad apie juos būtų kalbama daugiau. Kita vertus, nei žiniasklaidoje, nei apskritai visuomeniai turbūt apie pozityvą mes nekalbam per nelyg ilgai, labiau susikoncentruojam į problemas. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad po 4 metų šitos vyriausybės ir šitos kadencijos Seimo mes galėsime atsisukti ir pasakyti, kad mes nudirbom gerų darbų, sugebėjom susodinti nevienodus interesus turinčių žmonės prie bendrų stalų ir rasti susitarimus. Man atrodo jau tai, kad vyksta nacionalinis susitarimas
yra įsiklausimas ir į miškininkų, ir į gamtininkų kvietimą, nes praeitoj kadencijoje visada girdėjau tokią kritiką, niekas mūsų nepakviečia bendrai diskusijai. Tai man atrodo ir ministerijos toks aktyvus dalyvavimas įvairiuose formatuose, aš pati, kadangi dalyvauju, tai matau, kad tikrai einam kojom, nėra taip, kad pasiskirstytumėm kažkur su ministru, dalyvaujam kartu ir bandom dirbti kartu, tam, kad būtų visi sprendimai ir tvarūs, ir suprantami, ir išklausius. Tai aš tikiu, kad mes turim laiko susitarimams, aš tikiu, kad mes turėsim protingus susitarimus. Taip, visiems turbūt reikia kažkiek tai nusileisti, bet tikiuosi, kad pabaigoje mes džiaugsimės rezultatais. Tai gal kažkiek aptakiai, bet tikiu, kad nei jūsų duris mums neužsidarys, nei mūsų duris jums neužsidarys. Tai tiesiog linkiu mums visiems susikalbėjimo ir susiklausimo. Jo, ir Aiste, kviečiam jūs į privačius miškus tiek pat, kiek ir į valstybinius. Jeigu jūs tik tai pareikšit norą, aš siūlau, kaip prezidentas lanko vietas, tai jūs paskirkit kartą į mėnesį penktadienį aplankyti vis kitą Lietuvos vietą. Ir jeigu tik reikės, mes labai noriai padėsim ir prisidėsim, kad parodyti ir gerus, ir blogus, ir diskutuotinus įvairiausius pavyzdžius. Tai jeigu tinka ir jums patinka, Justinas Urbonavičius, jūs turit visą miškininkų plejadą tenai subūrę darniam miškininkavimui palaikyti. Aš tikiuosi, kad bendrom pastangom su Miškininkų sąjunga, su kolegom tikrai sudarysim tą galimybę. Ačiū jums didelis, dukrytei patys geriausi linkėjimai, gero jums savaitgalio. Ir nepersidirbkit per akciją darom. Ačiū jums viso, sėkmės. Jo, ačiū labai. Tai bičiuliai, dabar mes norėdami uždaryti, aš žiūriu, kaip žadėjau, kad 15 minučių, tai 2 minutėm per ilgai mes čia užtrukom, bet matyt dėl to, kad buvo ten trumpam išsijungęs mūsų ryšys, bet laimiai niekas per daug neužstrigo. Tai sakykit, ar dar norėtumėt kas nors iš mūsų pasakyti kokį nors žodį apibendrinantį, ar šiam kartui nematau, pakelkit ranką, jeigu kas norėtumėt pasisakyti. Jeigu, gerbiamas Viktoras Pranckietis, tai gerbiamas Viktorai, prašom, tada jūs... Noriu padėkoti, labai buvo įdomi diskusija ir replikuoti Danui Augučiui. Nei miškas, nei žemė neturi būti tarpusavį lyginami. Miškas tai yra žemė su medžiais. Tai negalima sakyti, kad miškas yra bet kokiu atveju geriau negu kad žemės ūkio žemė. Tai, o šiaip visiems sėkmės ir ačiū už bendrystę. Ačiū jums, gerbiamas Viktorai, ir tikrai tas įrašas daromas, nors Danas atsijungęs, bet pasakysim, kad peržiūrėtų jūsų tą palinkėjimą jisai. Nu tai ką, tada bičiuliai, man atrodo, tik tai gerbiamas Viktoras ir daugiau dar pažiūrėsiu, ar kas rankos jo niekas nekelia. Tai ką, artėja dar vieni įtempti asociacijos darbo metai, iššūkių laukia nepaprastai daug ir mes čia palietėm tik tai labai nedidelę dalį. Todėl aš manyčiau, kad mūsų bendras susiklausimas, prisidėjimas, jisai reikalingas. Tai užbaigiant mūsų renginį, aš kaip ir žadėjau, prašau prisijungti Živilę. Živilė, kadangi, man atrodo, mūsų asociacijos dar vienas nuopelnas ir pasiekimas, kad mes turim tokius gerus darbuotojus, tai pasirodyk visiems, tark kokį palinkėjimą savaitgaliui ir tada uždarysim šitą asamblėją. Man pakliūnai. Tai ką, aš tai norėčiau visiems palinkėti geros nuotaikos, dar geresnio oro ir, kaip sakyti, to beribio pozityvo visiems, kad galbūt greitų metu galėsime visi gyvai susitikti. Tai ačiū visiems ir gražaus artėjančio savaitgalio.
Ja, dėkui, Živilė, kad tu ten tiek pastangų dedi, kad asociacija mūsų visą judėtų, ar tikrai prisijungs ir Neringa netrukus, tai tikrai turėsim dvigubai stipresnę organizaciją, kur galėsim nuveikti dvigubai daugiau darbų. Noriu tik primint, baigdamas, kad persiunčiau porą teisės aktų savaitgaliu pasižiūrėti. Zita Bitvinskaitė paruošė dauginamosios medžiagos nuostatų naują variantą ir tada iš Zbignevo ir komandos išėjo tas miško kirtimo taisyklių pakeitimai. Tai pasižiūrėkit ir įvertinkit ir būkit geri iki sekmadienio vakaro arba iki pirmadienio ryto atsiųskit savo pastebėjimus, nes reikės pateikti. Ačiū labai mūsų partneriam. Mačiau, Karolis Mickevičius diskutavo apie valstybinės miškų tarnybos konsultavimo funkciją. Jinai labai reikalinga, kaip ir reikalingas bendras darbas ir vienas kitų palaikymas. Nu tai ką, bičiuliai, dėkui už aktyvų dalyvavimą, gero savaitgalio, būkit sveiki ir tikiuosi, kad pasimatysim netrukus mūsų asociacijos renginiuose gyvai. Viso geriausio. Viso geriausio. Viso geriausio. Algi už pirmininkavimą ir moderavimą. Pavyzdinį. Gero savaitgalio. Dėkui, Vygaudai. Iki.